Žodžiu. Mes rekordinam? Jo, mes rekordinam po pusvalandžio bandymų. Kodėl neveikia viskas, mes pagaliau rekordinam savo podcastą, apie kurį galvom, nežinau kiek laiko. Metus. Apie metus, jo. Bet gerai. Oi, nuostabi pradžia buvo iš tikrųjų. Mes per valandą dabar turim susisukti viską. Nu tai gerai. Bet, jo, turim laiko. Ir apie ką mes šiandien šnekėsim. Tai pirmiausia, gal prisistatyti reiktų. Žinai, Ne, aš pirmą noriu šnekėti. Oi, tai žodžiu, aš esu Ugnė. Aš esu Ugnė. Ir mes esam bedugnės. Reikėjo man kartu sakyti. Anyways. Ir žodžiu, jo, ir mes įrašinėjom podcastą. Mes nusprendėm, kad norim daryti podcastus apie kultūrą, apie kultūrinius renginius, nes realiai kiek matom kažką apie kultūrą, tai būna labai... Rimta. Jo, labai rimta, labai snobiška, labai naudojami daugiaskemeniai žodžiai, tarptautiniai. Tai mes norim kažko paprašiau, tai va čia mūsų pirmas bandymas. Ir mes norim šitą podcastą įrašinėti, todėl kad mes pačios susijusios su kultūra iš dalies. Podcastą. Nu kaip man sakyti, podcastą? Tinklalaidę. Šitą laidą mes norim įrašyti, todėl kad mes susijusios su kultūra. Ar dabar gerai? Taip, dabar gerai. Šitą paliku. Jo, tai mes abi esam kūrybinių industrijų studentės, aš einamoji, jinai jau pabaigusioji. Ir jo, aš esu 3 kurse dabar, o Ugnė yra pabaigus kūrybinių industrijų studijas. Šiais metais pabaigiau, išgyvenau ir dabar studijuoju visai ką kitą, tai žurnalistika, tai ką žinau. Ja. Bet mes pastebėjom, kad jeigu išlendi iš kūrybinių industrijų studentų burbulo, nu bent jau vadau, nežinau kaip VGTU, žinai, bet kai išlendi iš to burbulo, tai supranti, kad mūsų amžiaus žmonės nelabai domisi renginiais įvairiais. Jo, tik visiškai. Masiniais tokiais, kur labai, labai plačių mastų. Tai vat mes galvojam, kad norim daryti kažką tokio. Mes norim apšviesti jaunimą. Jaunimą. Apšvietininkės būsim. Taip, Ugnė yra 103 metai maždaug, man 21, tai... Ir kartu mes bedugnės. Čia žinai, kur vieną kartą aš pasakiau, vieną kitą kartu. Jo, tai va, tai bandysim daryti ir jeigu, kaip sakyt, netyčia pirmą mūsų epizodą pamatys žmonės, kurie yra iš įvairių miestelių, nes norim apimti ne tik Vilnių, Kauną, apimsim ir Klaipėdą. Oho, net 3. Ne, šiaip norim bandyti ir už Kauno ribų imti, kiek įmanoma. Aišku, visų miestų, miestelių renginių neįmanoma turbūt aptart, bet jo, tikrai bandysim kuo plačiau. Pasistengsim, jo. Ir jeigu kažkas žiūrit, kas yra ne iš Vilniaus, ne iš Kauno, o iš Klaipėdos ir mažesnių ir mažesnių gyvenviečių, tai parašykit mum į paštą bedugnespodcast@gmail.com. Medijas. Tai jo, susisiekit. aš manau, kad mes turim jau Facebooką, tai galit pafollowint. Turim Instagramą. Nu, dar neturim, bet jau kai išleisim podcastą, tai turėsim. Ir ką dar turėsim, gal TikToką turėsim. Bet galit nefollowinti. O kitas dalykas, iš techninės pusės iš karto atsiprašyti noriu. Visų pirma, kad tik viena kamera yra. Ir tai nežinau, ar rekordins visą laiką jinai. Aš tikiuosi, kad jin rekordina. Jinai rekordina, bet aš kas 10 minučių norėčiau patikrinti. Ir aš labai patogiai atsisėdau tam. Jo. Tai galėsi įžiūrėti rekordiną. Ir ką dar norėjau pasakyti, ir kad jinai tik viena, tai, aš bandysiu uždėti, kai montuosiu paveiksliukų, kokiu dar kažką, kad biškį įdomiau būtų žiūrėti, bet
žiūrėsit į mūsų snukius ir tai nežinau, ar visada matysit, pavyzdžiui, mano, nes kartais pasislepia už mikrofono. Mes jau turim ateities planų. Pirma serija dar neišėjo. Jo, šiaip labai faina būtų nuvarėti kokį nors miestelį, jeigu įdomesnė šventė. Pavyzdžiui, gražiausios ožkos konkursą aš norėčiau pamatyti. Tu galėtum. Ne, nu taip. Tai mes taip ir gyvenam. Ne. Ne? Ne. Jo, tai vat kažkokių tokių irgi būtų faina nuvaryt, gal net pafilmuot kažką, žinai. Gal visai faina būtų. Nu, bet aišku, čia pamatysim ateity, kaip seksis. Palauk, aš numušiau šitą šūdą biškį. Gerai. Taip pat palik. Tu nelaikyk tu jų. Yes. Gerai. Tai pradedam mūsų pirmąjį... Pagaliau galim pasakyti temą. Aš taip laukiu, man tas prisistatymas. Nes iš mūsų lankelių nesimato kokią temą, iš pavadinimo irgi. Ajo. Aš tiesiog galvojau, bus bedugnės vienas. Bedugnės vienas. Aš iš tų laikų, žinai, kur tu radijo klausys, kur tu turėjai... Tu galvoji, čia laivas vyksta, dabar tipo, jau žmonės Taip. klausos, jau rašo Jo. žinutės. Gal aš Ne garsą išsijungs. žinutės, o žmonės, žinai, kaip, Skambina. kaip senoviai sėdė aplink radiją ir, Senoviai. Čia prieš... ir Čia dar klauso. neseniai buvo. Tu jau gyva buvai, kai tai buvo seniai. Žinau. Tau 103. Gerai. Nu tai pasakyk temą jau, tu čia taip trokšti. Šventės ir kalėdos ir, ne, ir kultūra kalėdos. Jo, kalėdiniai ir naujametiniai renginiai ir energija. 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 Vaibas. Nu tai atmosfera, sakykim taip. Tai jo, galim pradėti nuo areninių visokių renginių. Uf. Jo, kiek dar žmonių eina į arenas, pavyzdžiui, per naujus metus? Aš nieko nepažįstu, kas būtų ėjęs. Aš pažįstu, bet tiem žmonėm yra 40+, žinai, tai Bet aš legit nieko nesutikau, bet tie renginiai vyksta kasmet. Aš nesuprantu, nu tipo va, čia yra tas naujametinis ABBA koncertas, aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kas turi bilietą. Ir primės dabar bus kas klauso, žinai, ir bus gal kas nors parašys komentarą. Aš tai einu, tipo. Bet aš gyvenime nebuvau sutikus nieko, kas eitų. Nu, aš sakau, aš pažįstu, bet tiem žmonėm jau yra daugiau nei man ir daugiau nei tau. Ir jo, ir nu kažkaip, tipo, visai faina, jeigu, tarkim, yra kažkoks atlikėjas, pavyzdžiui... Džiazu. Ne, Džiazu yra. Nu jo, bet palakas čia... Bunkė yra. Klaipėdoj Prūsaitis va bus, ne? O, taip. Klaipėdoj bus Prūsaitis, Žalgirio arenui Kaune. Tu čia dabar žmonėms sakai, kur jie turi pirkti bilietus? Jo. Okay. Va, apie Mikutavičių ir norėjau pašnekėti, nes mano tema čia. Tai šnekėk. Jo, toj. Čia baletas. Čia tai iš Panevėžio Cido areną, susitvarkykit savo puslapį, nesuprantu, kas ten vyksta. Jo. Ir Gyčio Paškevičiaus koncertas Šiaulių arenui bus. Tai, pavyzdžiui, vat, kai yra atlikėjai, tai aš suprantu visai šitą, nes, nu, dabar galvoju, Mikutavičius darys Kaune be šito. Tai, nu, dabar tingiu žiūrėti biškelį, bet jeigu daro, tai okei, tada biški keista. Bet jeigu tai yra vienintelis jo koncas Kaune, tai, nu, tipo, make sense, tavo mėgstamas atlikėjas, fainos dainos, kurios yra, nu, tipo, aš, tarkim, nuo vaikystės klausau, tai man ir nostalgija šiek tiek, žinai, būna, millennialsam gal irgi tokia nostalgija. Kam 30+, sakykim, tai va. O... Tai tu millennialsas? Ne. Aš esu ta tarpinė, kaip ir tu. Tu esi tarpinės pradžia, aš esu tarpinės kartos pabaiga. Nes techniškai... Žinai, kaip tu pasakei, taip. Tarpinės? Tarpinės. Nu. Labai įdomiai skamba. Įdomiai skamba. Ne, nu nes tipo, nuo 97 iki 23 yra ta karta, kuri kaip ir techniškai gaunas Gen Z, bet prijaučia millennialsam labiau, bet ir Gen Z dalykam prijaučia. Na, žodžiu, čia yra tas tarpas, tai realiai yra kartų bagai, nes jie nieko nebe... Kartų
tu ubagai. Nes jie niekur, nei millennialsai, nei ten tie kiti, jie niekur. Yra, man atrodo, zillennial, man atrodo, vadinasi Amerikoje. Kai zilionka man skamba. Ne, tu millennialis. Tu millennialis, seniai. Jo, nu bet sakau, kai yra atlikėjų kažkoks koncertas, tai man atrodo, nu faina, nueini su chebra atšvęst. Nors, aišku, aš šiaip nesuprantu, kodėl naujus metus reiktų švęsti ne namuose. Žinai, man labai keista. Nu, čia toksai, žinai, labai daug aš švenčia ne namuose. Bet man tai irgi toksai, nu, tipo, tu, nežinau, čia gerai sakyti, nu, tipo, prigeri ir eini miegoti iš karto. O tu ten prigeri kokiam bare, tai dar reikia grįžti. Nu, tipo, dar, žinai, ne namuose tai būna, kad, kaip tu sakai, pabūni namuose su laipsniais. Tada išeini ten ant 12 prie glutės kokios ir tada grįžti. Bet šiaip mano naujų metų supratimas tai toks yra. Susirenka chebra, dažniausia draugai. Namuose, tipo. Nu. Nu. Kažkieno namuose susirenka. Ten vyksta ten žaidimai kokie nors, ten šokiai, kas ten kaip mėgsta tos balius daryti. Ir tada ties 12 valandą įsijungia LRT, kur pradeda skambėti tie bom. Gitanuko sveikinimas. Jo, paklausai Gitano, tada Abos tas Happy New Year. Dar tas laikrodukas turi. Jo. Palauk, kas pirmiau eina, sveikinimas ar laikrodis? Laikrodis. Jo. Laikrodis suskamba 12 kartų, tada paklausai Gitano, tada pasileidė Abos Happy New Year ir tada įsijungi per LRT Prūsaičio koncertą klausyti arba bunkės. Tai čia praeitais metais. Jo, praeitais, man šiais metais bunkės. Tai biški ne taip. Pas mus, kai baigės tas laikrodis, mes einam iš karto į lauką fejerverkų žiūrėti. Nu, va, matai, aš tai niekada gyvenime nemėgau fejerverkų, o dabar dar labiau nemėgstu, tai kažkaip man šitas nebūdavo. Man visada fejerverkai kažkaip nesupratau, ką žmonės gražaus ten mato. Nu, realiai pinigų deginimas. Švieselės tokios. Nu, tipo, gražu, bet tas garsas. Gražu, bet aš tą patį ant lapo nupiešt galiu, tipo. Nu, žinai. Gerai. Jo. Bet šiaip, man atrodo, arenose padaugėjo koncertų visokių ir šiaip įdomesnių renginių aplink Kalėdas, vat gruodžio mėnesį. Todėl, kad čia yra gera dovana. Nes, nu, jeigu tu visiškai nežinai, ką žmogui dovanot, o vokelį dovanot jau, nu, kaip po, nu, nelygis jau atsibodė ir, nu, toks, nu, nežinau. Tai ką, nueini tenais į kažkokį biletą LT ar kur ir žiūri, o, koncertas, tipo. Pavyzdžiui, gruodžio 26 Klaipėdoj Kučinsko koncertas yra. Ai, tu kaip noriu. Aš tau padovanosiu šitą. Kalėdom. Bet tu primesk, kokią kainą? Čia jau brangiai. Nuo 30 eurų iki 55 eurų. Jo, bet vat, vis tiek man atrodo, kad arenose, kiek vyresni ten, tie, kurie normaliai jau uždirba, gali rinktis, nes arenose vis tiek brangesni biletai būna. Nu, bet tu pažiūrėk, yra, nu, į atlikėjus, tie ir atlikėjai nėra jauniems realiai. Jo, kaip pritariu šitą. Nu, nes, nu, yra, man atrodo, kažkuris buvo Montvido, bet man atrodo, ten per naujus, tai man atrodo, tokie jaunesni gal atlikėjai labiau, bet aš vis tiek nesuprantu to ėjimo per tokias šventes, nežinau. Nu, va, pavyzdžiui, Vilkickytės bus Žalgirio arenoj, ten amfiteatre kažkokiam, aš nelabai žinau Žalgirio arenos, bet... Nu, kažkur yra, galimai. Jo, tai yra Vilkickytės, tai va čionai, nu, sakyčiau, jau jaunesnės kartos atlikėja. Bet... Nu, aš vis tiek ne. Nu jo, tipo kaip dovana, kai neturi ką dovanot, arba jau žmogui žiauriai patinka. Tai tada jo. Nu, tada žiauriai fainai jo. Bet šiaip, jeigu tu, nu, nors dabar jau turbūt nebus, kad tu namuose neturi ką veikti, tuoj nori į koncertą. Jau turbūt bus, ne? Jau turėtų būti išparduoti biletai jau. Nu, yra dar įsigyk biletą, tai manau, kad visai... Tai dar gali
tipo, neturiu ką. Nes šiais laikais aš noriu apie šitą pašnekėti. Aš šitą vakar sugalvojau, kad aš noriu pasiskust, kad dabar per teliką kalėdinė programa yra žiauriai prasta. Tipo, žiauriai. Šiaip telikė, aš aišku suprantu, kokia ten auditorija renkasi, nu, tipo, mūsų karta jau yra internete. Mes realiai ieškom turinio internete. Nu jo, bet tu per kalėdas įsijungi teliką. Čia Nu pas jo, mus tradicija, nežinau. Pas kitus. Bet supranti, kad kai tu per kalėdas dažniausiai tu būni su šeima, o jeigu tu nebūni su šeima, tu internetą pasijungi, žinai. Tai jeigu tu būni su šeima ir paleidi teliką, tai, žinai, seneliam nerodysi ten. Kaži, ko tu norėtum. Nu jo, bet anksčiau geresnis kontentas būdavo. Nu tikrai būdavo geriau. Nu tai faktas. Vienintelis kas geras, kas būna, čia gali mane, čia tikrai mane Cancelins už pirmą šitą. epizodą. Man patinka Vienas namuose, 4 dalis. What? Man patinka jinai. Oi, ne. Man jin patinka. I don't care. Pala, čia tikrai ta 4, bet man ne... Nu, tipo, Yra dar 3, kur Macaulay Tai Culkinas. jisai tik 2 ir buvo. Pala. Jo, jo. Man atrodo, kad... 3 yra ten, kur... 3 man dar patinka visai, bet 4 dalis. 4. Man patinka 4. Man žiauriai patinka. Pakomentuokit, kam dar patinka 4 dalis. Crickets bus, niekas nesakys. Niekas nesakys. Parašykit, kuri Vienas namuose dalis jūsų yra mėgstamiausia. Ir parašykit atlikėją, į kurio konsą eitumėt per naujus metus. Arenoj. Arenui. Jo, Svarbu. savo mieste. arba artimiausiam mieste, kur yra arena. Dėl kurio važiuotumėt į areną. Jo. Aš tai Mikutavičius jaučiu būtų mano pasirinkimas šiaip. Nu, pas mane tyla, nes galvoju, kokį lietuvišką atlikėją žinau. Tai prasaitė. DJ Nevykėlė? DJ Nevykėlė arenoje? Nu, Įdomu būtų visai. Šiaip. Būtų įdomu. Nu, jai reikia daugiau dainų. Jo, bet būtų įdomu. Kaip Taylor Swift, žinai, tokį arenų turą Lietuvos padarytų tenai, soldautinį. Tai Bunkė daro dabar realiai, ką Taylor Swift. Bunkė lietuvišką Taylor. Jo, ta prasme, taip kaip jinai pasiruošė šitam savo turui, nu, tipo, aš nebuvau koncerte, tai čia, jo, bet ką mačiau medijai, tai jinai labai labai kietai pasiruošė ir man labai smagu, kad Lietuvoje pradeda, va, jeigu arenose ten ar kažkokiam didesniam renginiui pradeda šou elementų daug dėti. Nu, tipo, jau atsiranda kokybė pas mus, ne Aišku, sveikinimų koncertas. Jo, man aišku smagu tiesiog atlikėjo paklausyti koncertuose, bet, nu, gražu, žinai, ten nusileidžia iš kažkur, ten iš dūmų atsiranda, ten su plunksnom. Oi, eiktų, kai buvau Varšuvoje vasarą Pink koncerte, nu, ten tai iš vis moteris su kiaušais, tikrai. Gerai, aš stengsiuosi nebesakyti blogų žodžių šiaip per podcastą. Aš galvoju, kad pas mus galima sakyti tokius blogesnius. Nu, aš pasistengiam kuo mažiau, bet šiaip kai kuriais atvejais, ypač kalbant apie renginių komunikaciją ir renginių auditorijos išsisegmentavimą organizatorių, tai kartais ten neįmanoma nesikeikti, žinai, tipo. Aš manau, šiandien mes dar susinervinsim iki tiek, kur bus. Nu, tai va, tai su tom arenom, tai nežinau. Aš tai matau, kodėl žmonės norėtų ten eiti. Vyresni. Bet aš tai kalėdas mėgstu švęsti namie, žiūrėti Vienas namuose 4. Arba Harry Potterį. Nu, aš tai ne. Antras cancelinimas. Karočią, skaičiuojam, kiek Ugnė bus cancelinta per vieną epizodą tiesiog. Jau antras straikas. Tokia pat cancelinta kaip ir Harry Potterio autorė. Dėl to mes nesikišim į šitą temą, bet čia būtų geras, žinai... Diskusija? Jo, geras diskusija. Geras diskusija būtų. Nu, tai va, tai, nu, tipo, man labiau namie patinka. Nors mes kartais važiuojam per kalėdas į Vilnių pas mano giminės. Gal šiais metais irgi važiuosim. Tai gal pamatysit mane prie eglutės Vilniaus.
Nu, tokia įdomi ta eglutė. Nu, Ai, mes prie eglučių dabar pereinam. Nori, nu Tai- jo. taip, gražiai perėjom. Gražiai aš čia. Šiaip aš manau, kad yra kas geriau padaro tas eglučių apžvalgas, tai linkėjimai Justui Pečeliūnas, jis ne Pečeliūnas, Justas Pets, man atrodo, vadinas. Taip. Instagrame ir TikTok'e, aš pasitikslinsiu, kad šiautautas būtų žmogui. Nes, nu, tikrai gerai. Justas Pets. Taip, Justas gerai. Pečeliūnas. Taip, atspėjau pavardę. Žinai, kas juokinga, kad net mano mama dėl va šitų eglučių apžvalgų jį pafollowino. Čia yra, žinai, kokia garbė. Mes apie jūs irgi galim atskirą epizodą, man atrodo, padaryti apie šiaip kūrėjus Lietuvoje. Čia yra žiauri garbė nuo mano mamos per Instagramą follow. Mano tėtis Instagram'e įfollowino, mano tėtis beveik nenaudoja Instagramą. Nu, čia, wow, jeigu netyčia klausosi mūsų, tai žinok. Nusiųsim jam šitą dalį tiesiog. Jo, tai nu, mes geriau už jį eglučių apžvalgos tikrai nepadarysim, bet galiu pasakyti tiek, kad Kaune turim nupeštą vištą, Širvintose turim pilį, kur ten Elektrėnuose akvariumą, o visur kitur visi ant vienos akcijos nusipirko auksinių šitų lempučių. Čia irgi iš Justo, beje, šitas bairis, kad turbūt akcija buvo auksiniam lemputėm, tai visi nusipirko miestai. Ir Marijampolės idėjos autorius turbūt buvo tas pats kaip ir Vilniaus, nes irgi paprasta eglutė, tipo auksinės lemputės ir dovanos aplinkui, tipo pačioj. Nu, kaip basic, šiaip pati idėja tokia basic. Ne, man tai viskas gerai su ta idėja, man tiesiog juokinga, kad taip pat padarė, žinai. Nu, čia tipo, kai paprašai nusikopijuoti namų darbus. Jo, bet šiaip, nu ką žinau. Nieko ta eglutė, ką žinau, žiūriu dabar tokia. Nu. Bet žinai, kas juokingiausia, tipo, gal žmonėm ir nepatinka Elektrėnų eglutė. Man tai patiko. Žinai, kuri man visai... Man tokia graži, man kaip tik patinka, tie žaibai, žiauriai cool. Aišku, šita eglutė labiau tiktų, jeigu jinai būtų kokia Klaipėdos tenais, ar ten Palangoj kažkur. Bet man patiko. Aš tai sakyčiau, kad visai originali eglutė ir labai... Nežinau, durnai pasakysiu, bet labai švariai atrodo, nu nežinau, man tai jinai tokia, nes Kauno, aš dar nemačiau Kauno gyvai eglutės, beje, vėl cancelina mane. Žinai ką? Bet... Noriu pasakysiu apie Kauno eglutę, tos plunksnos, ne? Nu, aš mačiau, kaip jinai atrodo, aš tik nebuvau prie. Jos iš zateškių padarytos. Ir jos, kai prieini arti, tai jos jau purvinos. Tai gal čia ta pati darė? Ta pati darė. Dabar aš jausiuos, žinai. Tai jinai labai mėgsta tas. Zateškis? Dabar, kalbant apie eglutes, aš labai gražiai dar nuvesiu temą į rajoną, todėl kad aš labai noriu pašnekėti apie... O mes gal rajoną galui paliekam? Ar ne? Ar nori dabar? Nu, aš galiu palikti galui, nes... Oi, aš turiu... Kalėdos rajone, rubrika. Tai čia jau Adamsų šeiminėlė, ne ta tema. Nu, apie ką noriu pašnekėti. Tai Kalėdos rajone, tai pradėjai taip gražiai perėjai. Nu. Tai žodžiu, kiek aš mačiau, nes aš iš rajono esu. Aš rajone, Kauno rajone. Rajoninė gimiau ir tada persikėliau į tikrą Kauno rajoną Užkų. Žodžiu, Ringauduose yra 3 kalėdų eglutės, ne viena. Jo, mes norim būti išskirtiniai. Ir šiais metais mes įžiebėm 3 eglutės ir tu gali atsidaryti, pasižiūrėti, jos stovi vienoj vietoj. Nu, tipo, ne tai, kad būtų, žinai, mes turim tą miesto aikštę, ne, ale ten tokia aikštelė. Mes turim, čia 2 matosi, bet mes turim 3 eglutės. Aš vakar mačiau, kad jos 3, aš pravažiavau pro šalį. Šiaip tai, ką žinau, Bet jos gražios, nu, tipo... Ne, jos rajoninės eglutės, tipo, bet jos irgi 3. lemputės ant akcijos Jo. Nu, tai geriau negu vieno. Bet man tai fainai, kad, žinai, tipo, ir bumbulų uždėjo, tipo, jinai atrodo kaip eglė. O Karmėlavos eglė. Kas čia per stumimai? Ne, aš nestumiu, nes idėja buvo tenais. Tiesiog
jinai yra, žinai, eglė ir ant jos lemputės, o apačioj tokie bumbulai kabo. And that's it. Nu, tipo, o kur žaislai ant pačios eglės, jin tokia tuščia labai atrodo. Bet Karmėlavos eglutės įžiebimo šventė buvo visai įdomi. Buvo žiauriai šalta. Ir, nežinau, buvo daug vaikų koncertų. Nu, ten, žinai, ten visi tie darželiai ir taip toliau. Jo. Tai kol jie ten sudainavo, ir žiauriai šalta yra laukti. O ant galo buvo ugnies šou. Aš taip džiaugiausi tuo ugnies šou. Tu neįsivaizduoji. Ugnies šou. Ugnies šou. Tai... Kažką norėjau sakyti. Pala, aš turiu fotkę, man atrodo. Bet šiaip, man tai, žinai, kas su tojais eglutės įžiebimais, aš nežinau, ar man jie patinka ar ne. Mažesnėse vietovėse, ten miesteliuose ar ten kur nors, tai aš suprantu šitą dalyką, nes šiaip ten mažai renginių vyksta, tai žmonės turi kažkaip papramogauti. Bet Vilniui, Kaune, tai, pavyzdžiui, aš nesuprantu šito dalyko visiškai. Tu nesupranti eglutės hypo? Ne, aš vieną kartą buvau eglutės įžiebime 17, ten buvo mano pirmas ir paskutinis kartas eglutės įžiebime. Gyvai. Aš būdavo, kai buvau labai maža, tai mes eidavom. Bet dabar žiauriai daug žmonių ir žiauriai šalta. Tai mes tiesiog žiūrim, per kas vyksta Kaune live streamą. Bet čia, nu nežinau, aš va tikra lietuvė. Man labai svarbu yra eglutės įžiebimas ir tada pastumtant kitų miestų dėl jų eglučių. Nes tik mano miesto eglutė gali būti graži, kitų miestų jinai negali būti graži. Čia tik man. Tai jo, ir tada gauni nupieštą vištą iš Zateškių, ką čia padaryta. Nu, klausyk, aš dar nemačiau tos eglės gyvai, bet iš tų fotkių nebuvo ten, kad kažkas blogo, normaliai ten tos, nieko nesuprantu. Nu, tai atsiprašau, čia ne Vilniaus eglė, kur lemputės ir kažkokios lemputės dovanėlės, gražu, natūrali eglutė, viską. Ką žinau. Neįdomi kokia. Aš pravažiavau, aš šiaip turėjau eiti, nes aš buvau Vilniui tada, kai ėjau į Bohemą. Buvau čia kultūrinaus operos ir baleto teatre. Va, prie teatro irgi prieisim tuoj. Jo, tai mes pravažiavom pro eglutę, mes važiavom, palauk, 10 gal valandą ar pusę 11 vakaro, žmonių kiek. Tai mes nusprendėm, kad mes pro ją tiesiog pravažiuosim, nes mašiną numesti kažkur buvo problematiška. Tai iš to, ką aš mačiau, man tai įspūdžio nepadarė. Bet čia tik man. Nes aš galvoju, ar aš gyvai mačiau Vilniaus eglę. Neatsimenu, man atrodo, ne. Bet, nu ką žinau. Tai, nueis, kur jau dėsios. Bet, nu ką žinau, man tai tas įžiebimas, žinai, susirenka daug žmonių, tu ramstaisi ten šali. Ką žinau. Nu čia yra vaibas. Čia yra kalėdų vaibas. Ramstėtis ir šalt. Taip. Nu, ir tada tu nueini į vieną iš tų namukų, kur pardavinėja tas spurgas už belę kokią kainą ir sakai, kaip fainai, čia yra geriausias kalėdos. Ir man tai buvo juokinga, kai aš buvau Anglijoje ir mano draugiai, jinai nesupranta šito. Jinai irgi iš Kauno, bet jau jinai belė kiek laiko gyvena Londone. Ir jin sako, aš tai nesuprantu šito, pas mus čia Londone tokių dalykų nėra, mums čia neįdomu. Ir man kraujas verda, aš galvoju, kaip tau neaktualu, kokia mūsų ta eglutė. Aš buvau Londone tuo metu, kai mūsų eglė įžiebė Kauno. Ir aš tenais, kad skrolinu, kad aš ieškau, kaip ta eglė atrodys, kaip man įdomu. O mano ta draugė akis tik varto, nesupranta, ko aš čia noriu. Nu tai, bet čia Lietuvos dalykas yra matuotis eglėm tiesiog. Jo, čia lygiai tas pats, kaip man neįdomu krepšinis, bet jeigu aš būsiu netoli Žalgirio rungtynių, aš viską žinau apie ką šią. 3 kartą tave cancelino per podcastą. O ne. Oi, ne, nu tipo, nežinau, man tai sakau, man Kauno eglės, tai aš neatsimenu, kada man Kauno eglė, pavyzdžiui, patiko. Kažkas buvo tik to, ką padarė su visom eglėm. Tai... Man žinai, kokia gražiausia buvo Vilniaus eglė,
galvoju, prieš kiek čia metų, gal 15 kokiais metais, kai buvo pasakų namelis padarytas iš eglės. Nu, O tada labai gražu buvo. Man tai labiausiai nepatiko, kai ten buvo tiesiog lemputės sudėtos ant... Ai, man tai patiko. Man gražu lemputės. Oho, kokia eglė? Tai kas čia per eglė? Nu, Čia tai tiesiog lemputės. Nu, tai eglės kūgio formos, taip Kūgio sakant. formos. Oho. Eglės formos. Ką aš žinau, nu, man tai, nu, žinai, geriau negu plunksnos ir zateškės. Man tos zateškės. Man labai nervina, kai žmonės, ta pati autorė šitos eglutės, kai jinai padarė iš šiaudelių, pavyzdžiui, mane labai nervina, kad jinai nori atkreipti dėmesį dėl šiaudelių naudojimų ir naudoja šiaudelius. Nu, kam tu tą plastiką naudoji? Nu, kam jo reikia, niekam neįdomus tas plastikas, paimk, nežinau, nu, ką čia plunksnom padaryti galima. Surink senas patalinės ir sukarpyk, žinai, nu, tipo, nu, ką žinau, yra tų būdų, kodėl reikia zateškės naudoti. Kaip zateškės iš vis lietuviškai? Užtraukėjai, man atrodo, užtraukikliai. Užtrauktukai. Užtrauktukai. Kiek eglučių 35 minutės. Taip, eglučių tema yra neišsemiama. Aš tau sakau, čia yra mūsų kraujyje, šnekėti apie eglutės. Beje, mes tai namuose dar neturime eglutės. Aš irgi neturiu dar. Mes šiaip čia paleisim vėliau, bet nu dabar gruodžio vidurys yra. Ai, neturiu Vilniuje, atsiprašau, Vilniuje tėvai papuošia, nes Kaune nepasipuošus, aš per 2 kai miestus gyvenu dabar, tai nespėjam, žinai, paskui visus. Jo, bet kažką norėjau pasakyti. Ai, gal pereinam prie teatrų? Pereinam prie teatrų. Turbūt mažiau kalbėsim negu apie eglutės, bet va, teatrai tai man labiau kalėdinis vaibas negu arenos. Nežinau kodėl. Jo, nes, nu, bet čia toksai keistas dalykas, bet man visą laiką buvo teatras su kalėdom, todėl kad mano mama sakydavo, kad jinai, nu, kai maža būdavo, ar ten per naujus metus varydavo, tai man kažkaip visada ir, nu, kažkaip net į teatrą norisi eiti žiemą ir aš niekada neinu. Tai... Ai, ne, palauk, jau man atrodo, aš gavau kalėdoms kažkada bilietą į teatrą. Tai mes praeitais metais buvom Doriane. Jo, darbo pabaigą šventėm su visa organizacija, kurioje dirbome. Tai Dorianas irgi, sakyčiau, toksai naujametinis. Ai, buvo naujametinis Dorianas, jo, tiksliai. Man tai toks naujametinis spektaklis Dorianas yra, nes jis toks žibantis. Jo, bet va teatras, sakau, va, į teatrą aš net ir dabar eičiau. Visai naujiem metam, bet aš biškį tingiu. Man, jeigu aš žinau, kad aš po to grįšiu namo, tai aš norėčiau visą dieną grįžti namo, žinai, ir ten prabūt. Bet šiaip nueičiau, tipo, aš sakyčiau, pakviestų kažkas. Kalėdoms, dramos teatras, naujiem metam muzikinis. Nežinau, kodėl man taip pat per kalėdas, tai aš kažko tokio... Nu, va, tokio rimtesnio, o per naujus, tai aš norėčiau, nu, kad tipo padainuotų man. Kaune per kalėdas matau, kad nieko nebus. Per, nu, tas šventinės. Po to bus Kaligula, nežinau, tu mačius kažką apie Kaligulą? Ne, man atrodo, nieko net negirdėjau, bet aš žinau, va, tą Nataną Išmintingąjį, nes šitą mačiau ir mačiau tą... Čia jau praėjo, bus, žinau. Nu jo, bet aš į Nataną Išmintingai mamai kalėdom dovanojau, man atrodo, ar gimtadienį. O per naujosius metus vaikam rodys Kiškį pabėgėlį, o po to vakare Audrą rodys. Nemačiau Audros, nors mes galėjom eiti žiūrėti Audrą, man atrodo. Galėjom? Praeitais metais galėjom? Šiais metais, o ne, čia ne tas, kai mums parašė. Gal, nežinau. Man atrodo, ten Audra buvo. Nu, žodžiu, tai vat matau, kad yra dramteatri. Aš tai noriu iškart pasakyti, kad gal sveikinu, galvoju, kaip aš dėl to jaučiuos, palauk. Aš gal sveikinu nebemoku šnekėti. Lietuvos Palaukit, tuoj. Palaukit. Nulaukiam. Operos ir baleto teatrą. Sveikinu, kad jie spragtuko atsisakė. Nors tai yra labiausiai kalėdiškas baletas, bet, nu, atsižvelgiant į situaciją, aš manau, kad jie gerai padarė.
Nu, tipo. Nes esmė tame, kad... Yra kitų, žinai. Jo, yra kitų. Kam užsiciklintis vienu, jeigu galima rasti alternatyvą? Galima užsiciklinti ant kažko kito. Jo, jeigu galima užsiciklinti. Čia į frazių sąrašą. Kam užsiciklinti ties vienu, jeigu galima užsiciklinti ties kažko kitu? Jo, taip, pala kažką Kaip norėjau... kartų baginas, čia irgi tas pats. Jo. O Jezu, kaip muzikinis teatras. Ne, muzikinis. Koks čia teatras? Aš tai net neįžiūriu. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Vilniečiai, susitvarkykit, nesimato iš toli. Koks... Kur paveiksliukai? Nes pavyzdžiui, aš suprantu, jo yra tas tipo, don't judge the book by its cover, bet, man reikia paveiksliukų. Aš tau parodysiu, aš esu ir Klaipėdos atsidarius kelius teatrus, aš tau vieną parodysiu, aš taip susinervinu ir aš pamatysiu, aš vėl susinervinsiu dabar. Bet kol kas dar laikaus. Čia ta dalis, kur jau keiktis nori. Jo. Matau, kad Lietuvos nacionaliniam dramos teatre, tai kur Koršunovo tartiufas bus. Nežinau nieko apie šitą. 4 kartą cancelint. Čia man atrodo tas, kur Giedrius Savickas vaidina. Nežinau. Nes man Koršunovas nepatinka. Nu, tipo, jisai kaip kūrėjas, jis yra geras, jis tiesiog biškelį kontroversiškas. Nu tai va. Aišku, dabar paskutiniu metu jis biškį nusivažiavęs su kūryba, bet, tartiufas tai jau seniai yra. Nu, tipo, senesnis spektaklis ir man tai okei viskas su tuo. Mano mamos bendradarbės labai juokingai skamba jau iš karto, kai šneku. Mamos bendradarbė. Okei. Jo, tai jos varė, man atrodo, į Koršunovo spektaklį Girstutį. Ir juokinga, kad Girstutį rodo Koršunovo spektaklius. Tai man iš karto ir sakė, jau tokia nesąmonė buvo. O nežinai kokią? Nežinau, bet čia ne per seniausiai čia šis. Nes aš buvau prieš 2 gal metus, buvau Žuvėdrų. Ne, čia... Arba, neatsimenu. Žodžiu, kažkokiam buvau spektaklį. Žodžiu, neatsiminsiu, bet man tai patiko visai. Tas spektaklis man visai nieko buvo. Nežinau. Jis toks, sakau, jį labai, man, pavyzdžiui, sunku vertinti kaip žmogui, kuris lankė teatrą ir domėjosi teatru ilgą laiką, man labai sunku vertinti, nes tai, kaip jisai kartais elgėsi, tai jo, man nepriimtina, bet kartais jis visai juokingas, žinai, tipo. Iš savęs, veikėjas. Eiktų visiškas veikėjas. Mano mėgstamiausias jo storis yra, kur jisai toks, graudu. Ne, pala, baisu. Ir liūdna, ir graudu. Žiauriai juokinga. Čia aš per egzaminų sesiją. Arba kažką reikia. Su aperoliu rankai. Šoka. Čia juokinga. Tipo, va čia aš jį suprantu. Va čia yra teatras. Čia yra teatras. Bet... Jo. Tai jo, kažką norėjau to pasakyti ir irgi dabar nebeatsiminsiu. Bet, žodžiu, jo, realiai teatrai, ten nacionaliniai abudu teatrai Vilniaus Kauno, tada Opera House'as, operos ir baleto teatras yra toks vienas iš tokių, kur galima visada nueiti, nenusivilsi. Jaučiu operos ir baleto teatrą, jeigu tu mėgsti baletą ir operą, tai jaučiu nenusivilsi niekada. Šito, aš per toli jaučiu mikrofoną. Ir šiaip, mes šnekėjom apie dovanas, aš tai žiauriai džiaugčiausi, jeigu gaučiau į teatrą. Jo. Žiauriai fainai. Ir žinai, kas mum yra, pavyzdžiui, aš nežinau bent jau kaip tu reaguotum, bet jeigu aš gaučiau operos baleto teatro bilietą, aš labai džiaugčiausi vien dėl to, nes ten žiauriai brangus bilietai. Žinok. Kaip tik tai pasakei? Žinok. Ne, aš pirkau mamai, aš tipo, mamas lalgajas. Tipo, tai aš pirkau jos gimtadieniui į Bohemą, ir mes dabar ėjom, o jos gimtadienis kovą. Tai tipo, prieš kiek laiko pirkau. Ir aš pirkau ten jau tam aukščiausiam balkone,
Ir mokėjau 25. Tai aš nesakyčiau, kad ten labai baisi ta kaina. Jo, priklauso, kada tu perki, kokia diena. Nu, tipo, yra daug dalykų, bet, nu, pavyzdžiui, aš tai... Bet aišku, jeigu tu ten sėdėsi jau ten tam pagrindiniam, tai Nu, ten jo. pirmos eilėse, tai aš manau. Ir, Jo. ir šiaip bilietai į teatrą yra pakankamai brangus dabar. Tiesiog aš pirkau į Snieguolę bilietus. O kada tu varai be Snieguolę? Sausį bus Snieguolės O review. tu pasakyk, kada, nes aš gal negalėsiu tiesiog. 25. Ai, tai vasarį tada bus epizodas apie Bet Snieguolę. bus Snieguolės review. Jo. Kas nežinot, apie ką kalbam, apie kokią čia Snieguolę, tai Kauno nacionalinio dramos teatro spektaklis ir galit, naujas ir galit šiaip yra straipsnis Kauno dienoje, ar kas vyksta Kaune? Kas vyksta Kaune? kas vyksta ir Kauno Kaune? dienoje, man atrodo, nes buvo dabar čia ta premjera, ar 3 premjero, ar viena tik. Nu, žodžiu, buvo tipo keli tie spektakliai Snieguolės ir labai kontroversiškas jau. Ir ties to užbaigim Snieguolės temą. Pamatysit vasarį, žodžiu. Jo, bet aš tiesiog norėjau apie bilietus pašnekėti, kad bilietai tai tikrai buvo brangus. Net man su studento nuolaida perkant, tai aš tikrai, nepatiko man tos kainos visai. O nors man atrodo, sakė dabar muzikinis ir dramas, tai lyg susilygino kainom, kas yra insane. Nu, aš suprantu, kad dabar juokingai čia skambėjau, bet, tiesiog yra labai brangu į teatrą, tai gal mes dėl to ir labiau vertinam, kai gaunam tą bilietą į teatrą dovanų, nežinau. Jo, ir žinai, yra tas dalykas, kad žmonės, tipo, nebeina į teatrą ir čia buvo tas neik į teatrą, oi, čia labai kontroversiška ta reklama. Jau nesąmonė ta reklama. Ne, man tai labai patinka ne ta tiek reklama. ta reklama nesąmonė, bet kiek jinai atgarsio gavo, buvo juokinga tiesiog. Jo. Tai, aš manau, aš nežinau, ką komunikacijos skyrius galvo, bet jeigu jie galvo, kad jie gaus tokį atgarsį, tai jie genijai tiesiog yra. Čia yra viena genialiausių reklamų ir jeigu jums nepatinka, galit mane cancelinti tiesiog. Niekas necancelina, čia tik mane cancelina šitam podcast'e. Aš žinau, kad ateina dar viena tema, kur tave cancelins, tai aš tai laukiu tiesiog. Bet jo, šiaip tie bilietai sako, kad neina į teatrą, bilietai brangus ir vis tiek dažniausiai būna užsėsta pilnai žmonėm. Man žiauriai keista, tipo, tai kaip neina į teatrą, jeigu nueini į teatrą, nebūna vietų laisvų, žinai. Aišku, žinai, priklauso į kokį tu spektaklį eisi, jeigu tu eisi į dramteatro, tenais tą didžiąją salę, tai ten visą laiką bus sold out'as. Tai jo, gerai, mažesnės salės jo būna mažiau, bet man, žinai, kas juokingiausia būdavo anksčiau, bent jau dabar jau seniai gan operos baleto teatre buvau, bet kai būdavau, tai Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai, bent jau baletas, tai tikrai galėdavo balerinos eiti nemokamai su pažymėjimu. Ir visada užsėsta ir tos vargšės arba stovi pasirėmusios, žinai, arba ant tų laiptukų sėdi vargšės ir žiūri, nes jom įdomu dar, jeigu kokia atvarius būdavo balerina, žinai, prima, tai šakės ten būdavo, ta prasme, man taip gaila, ten mergaitės, vaikai, žinai, ten dar net nepaauglės, šakės. Mes, kai buvom bohemai, tai irgi buvo tų žmonių, man atrodo, jiem gal paskui kėdės kažkokias atnešė, bet mačiau, kad buvo tokių, kur atėjo. Žodžiu, aš buvau atsidaręs Klaipėdos dramos teatro puslapį, hebra, susitvarkykit, aš maldauju. Ta prasme, jie tiesiog užsidėjo plakatą ir aš uždėsiu, montuosiu, aš pabandysiu uždėti. Tipo, užsidėjo plakatą ir ant plakato teksto uždėta data ir ten kas dar. Klaunų teatro studija. Rimtai parašyta, taip. Tai, hebra, tai uždėkit kitą paveiksliuką arba nedėkit tiesiog tipo ant viršaus to teksto, palikit tą plakatą. Ir šiaip, žiūrėk, kaip nepatogu, žiūrėk, aš dabar ane nueisiu. Vėl paveiksliukų nėra. Jo, nėra paveiksliukų, bet žiūrėk, ane, uždedu ir negaliu kito pasižiūrėti. Tai jeigu man 21 metų žmogui čia atrodo nepatogu, tai ką kalbėti apie žmonės, kurie daugiau vartoja teatro tiesiog.
Nes, man atrodo, dauguma renginių yra kem 5+ amžiaus moteris dažniausiai ir jų vyrai, nes atsiveda tiesiog. Ne, dar būna pensininkai tikrai eina. Tai bet daugiausiai tipo didžiausia auditorija yra kem 5+. Tai, biškai susitvarkykit, tikrai Klaipėdos dramos teatras. Tai eina tada į kasą ir kasoj perka. Taigi būna, bent jau anksčiau dramos teatrasgi praleisdavo tą akciją, kur tu tik tai gali kasoj nusipirkti pigesnius bilietus. Tai ten paskui eilės būdavo baisinės. Jo. Tai va, tai eikit į teatrus, eikit į teatrą, labai kalėdinis, sakyčiau, vaibas, padovanokit. Mes šitą prieš kalėdas leidžiam. Antrą bandysim gal kokią. Jo, tai va, žiūrėkit, dar iki kalėdų yra porą dienų. Ir jeigu nežinot, kokių dovanų reikia, tai teatrą. Jo, ir tikrai, tarp 27 ir 31 tikrai mačiau yra spektaklių ir mačiau, kad yra ir neišparduotų. Tai tikrai varykit. Ir jaunimas irgi varykit, dovanokit savo vaikams, studentą, ubagam. Taip ir užrašant atvirtės ubagui. Mano mylimiausiam ubagui. Jo, ir ką, einam prie mano mylimiausios temos gal? Ir atsisveikinsim jau pabiškai. Ir atsisveikinsim su publika, pabaigai. Man atrodo, kad viena genialiausių minčių, kaip švęst naujaką, ir aš tą supratau tik tada, kai šitą pamačiau dalyką, tai yra visokios degustacijos. Nes apskritai degustacijos, tipo in general. Aš žinau, apie ką čia bus. Jo, ir, jeigu, tarkim, yra kitos kultūros kažkokia degustacija, arba ten visokių steikų būna. Aišku, jos yra irgi brangesnė tokia, kaip čia pasakyti, brangesnė pramoga, bet... O tu kada nors buvus degustacijai, nes aš tai ne... Jo, esu buvus. Aš tai ne. O gal ir neatsimenu. Nebuvau. Palauk. Tai gal buvau. Ai, žinai, esu buvus Džiugos sūrio degustacijai su klase. Tai aš tada irgi skaitos, kad buvau, nes mes į tą šokolado, nes kaip visos klasės važiuodavo. Taip. Mes į Trakus važiavom. Aš tikiuosi, čia ne pas mus belsis, bet mes to išbaigsim. Žodžiu, ir aš man išmetė pačią geriausią degustaciją ever. Ir man atrodo, aš pasidomėjau apie tą barą, kavinę, restoraną, vadinasi Sloikai. Čia yra Vilniuj baras, kavinė, restoranas, nežinau kaip tiksliai jie įsivardina, kur literaliai yra 90-ųjų vaibas, kas yra genialu jau, nes tipo dabar labai madoj yra nostalgija 90-ųjų. Ir ten kilimas ant sienos, ten, žinok, belekas, aš pažiūrėjau fotkes. Aš vakar šnekėjau kaip tik, kad 90-ųjų Lietuva yra toks vaibas. Yra toks vaibas 90-ųjų Lietuva. Tipo, Kaunas pilnas mafijos. Kradė per galvą. Bet šiaip jau grįžta tie 90-ieji mada, jeigu prisimeni, jau čia pritrankė kažką Laisvės alėjai su lazdom. O jo. Taip kad. Ir, žinai, aš pagalvojau, koks yra, jie turbūt irgi tą patį pagalvojo, realiai vienintelis maistas, kur mes visai mėgstam, kuris likęs iš sovietmečio, yra balta mišrainė. Ir tik jie padarė. Man. Jo, Ugnė nemėgsta baltos mišrainės, tai va, kelintas ten 4. ar 5. dalykas, dėl kurio tave cancelins dabar. Ir ką, man nepatinka, man neskanu, ką man daryti. Ir jie yra genijai, jie padarė degustaciją, baltos mišrainės degustaciją žvakių šviesoje. Ir jau soldautas, jau aš nespėjau ten. Bet ta prasme, čia yra genialu, nes realiai, pavyzdžiui, mes nevalgom ten šaltienų, visokių ten, nežinau, gal tu valgai, jeigu... Ne. Tai va, šaltienų nevalgom, ten, žinai, būna tie mėsgaliai kažkokie neaiškus visada. Vedarai? Ai, ne, tie tokie... tiesiog papjaustyti, kur tu nežinai, iš kur tavo tėvai gavo juos. Jo. Visada būna. Tie tokie kažkokie, kur
iš mėsos, bet tu negali pasakyti, iš kokios čia tiesiog mėsa kažkokia. Jo, tipo, šaltas stalas mūsų lietuviškas. Ir tada padeda tos mėsos ir tu taip žiūri, kas čia. Nes man atrodo, mes labiausiai kūčių aprišeitinam silkę pataluose, nu apskritai silkę, bet ir tai ne visi, man atrodo, yra 2 stovyklos, bet baltą mišrainę, tu esi pirmas žmogus realiai, kuris nemėgsta baltos mišrainės. Ir mano sesė. Pakomentuokit. Taip, kad. Pakomentuokit, kas dar nemėgstat baltos mišrainės. Aš negaliu, man taip ne. Man tai labai skanu, man labai patinka tas majonesiukas. Su žirniukais, karočią. Žiauriai faina. Man tai patinka. Aš nemėgstu, bet man tai dar, jo, tas mūsų stalas, tai toks šaltas, tai toksai 90-ųjų Lietuva, grinai. Bet man įdomu, nes tam Facebooko coverio nuotraukai yra tipo šampanas, tai man įdomu, ar bus šampanas ten ar ne. Ar čia tiesiog, kad tipo pakviečia žmonės. Kaip visa ta... Ne, nu, tipo... Kaip visa ta degustacija vyks, man tai galėtų kokį videką padaryti. Aš tai galvoju, reikia nueiti man tiesiog į tą restoraną ir aš norėjau šiaip tą padaryti, bet šią savaitę egzai buvo, tai nenuėjau, bet šiaip nueiti tiesiog paklausti jų dalykų. Man taip įdomu būtų. Žodžiu, tai va, vienas genialiausių dalykų, ką galima daryti per naujuosius metus ir mes pabiškiai jau turim rišti reikalus. Tai... Nes mes labai ilgai galvojom, kaip... Negalvojom, mes tiesiog labai ilgai jungiam šitą aparatą. Jo, mes pusvalandį užtrukom. Jo, bet šiaip... Fainas, man atrodo, visai epizodas turėtų gautis. Aš tikiuosi. Visai, nu, pažiūrėsim. Aš montuosiu, tai galėsiu įvertinti šiek tiek, kaip atrodo iš šono. Ir tikiuosi, kad kamera nufilmavo. Jo, buvo smagu. Labai laukiu kitų podcastų mūsų. Komentuokit, kas įdomu. Parašykit Instagramą, Facebooką ir Gmailą. Bedugnės podcast@gmail.com. Mes įrašysim į ten aprašymus. Jo, aprašymą tai gal per daug ekrane. čia nevark. Jo. Tai jo, ir su technika žiūrėsim, kaip mums seksis. Gal padaugės, gal ne. Jeigu tik monetizuos YouTube'as arba tik pradėsim gauti kažkokių pinigų, tai bandys, aš tai sakyčiau, pirmiau į techniką investuoti ir jeigu įmanoma į studiją, po to jau savo. Po to gal kontribį kokį atsidarysim po pusmečio. Nu, nežinau. Man taip juokinga, kad mes dar pirmo epizodo neišleidom. Aš jau jau mes čia gausim babkes iš šito. Jau čia gausim. bus, tipo. Bet jo, aš tai tikiuosi, kad viskas paeis, nes dar laukia Snieguolės recenzija. Tai... Jo, ir pakomentuokit, kas įdomu būtų, kokia kultūrinė tema, diskusija kokia, nes turim ir mes pačios temų, bet mes tas temas norėtume gal pasilikti, jeigu tikrai nebūtų kažkokių idėjų. Ir jeigu esat, kaip ir sakiau pradžioj, man atrodo, jeigu esat iš mažesnių miestų, tai irgi parašykit, kultūros centrai, parašykit mum. Aš galvoju, žinai, ką daryti per Facebooką, tiesiog eiti ir follow visus kultūros centrus ir kas susiję, žinai, kad mum mestų į tą. Jo, tai bandysim. Ir jeigu esat iš kultūros lauko, tai gal norite į svečius. Jo, why not? Tikrai. Laukiam svečių mūsų studijoje. Jo, tiesiog ir ką dar? Ir visiems linkim gražių švenčių. Tikiuosi jau pačiaškavojat visas silkės ir ką ten, kučiukus, aguonas malat, aguonpeniui. Naujakui šampaną jau, kaip sakant, šaldot. Norėjau sakyti, raugėt. Tikiuosi, raugėt kopūstus, raugėt agurkėlius, žodžiu. Šaltienas darot. Linkim suvalgyti visus 12 patiekalų. Ką ten dar, gerų dovanų, gerų naujų. Eikit į teatrą. Eikit į teatrą, va, nusipirkit bilietus į teatrą, būtinai. Jo, ir ate? Ate. Viso gero. Nice.